džiugu, kad dabar atsirado toks gražus ratas Dusetos, Antazavė, Zarasai Saukų galerija ir Rotko centras, kaip daugelis svečių, daugelis lankytojų mūsų galerijos sako, mes važiuosime į Zarasus ir į Daugpilį. Jau dabar atsirado tas ratas puikus. Tai bendrystės, draugystės, mūsų kartų rezultatas turbūt yra džiuginantis, kad šitam turbūt ežerų krašte, bet tokiam galbūt ir nutolusiam nuo Vilniaus yra toks kultūrinis gyvenimas. Tarp Lietuvos ir Latvijos, tai yra Daugpilio. Tai vat džiaugiuosi Mariaus kūrybą ir įspūdingais tapybos abstrakcijom, turbūt ir visą laiką jo darbai stebina ir mes pernai vakar aš stebėjausi šitą ekspoziciją. Tai viena iš gražiausių mūsų galerijai surengtų ekspozicijų. Nes Marius labai rūpestingas, jis stengiasi labai gražiai išeksponuoti darbus. Tai ačiū labai ir paldės Marius. Ir aš noriu pakviesti tave apie parodą pakalbėti. Truputį diena visiems. Malonu būti čia iš Dusetos galerijas, atidaryti mano parodą. Šitą nėra mano pirmą kartą parodos iš Lietuva, aš nežinau, kurą kartą, bet ne pirmą, ja. Bet mano darbo yra kvadratinė formas ir miksas grafikos ir piešimas, miksas. Daug tapybos, daug sluoksnių, daug spalvų. Čia ir manas emocijas. Čia ir manos charakteros, mano spalva ir mano 3 metų maža dalį darbus čia iš šito parodo. Ačiū visiems, kas ateina, ačiū visiems, kas atvažiuoja už mano parodo atidarimas. Ačiū Alvydasu ir Zarasų savivaldybė. Jis čia ir čia mūsų dailės galerijoje. Ačiū visiems. Ačiū labai Mariui. Jis puikiai kalba, matote, kaip jis kalba lietuviškai ir dar svarbiausia, kad jis daug ką supranta lietuviškai. Labą dieną visiems susirinkusiems. Žinot, taip jau susiklostė, kad mes su Mariumi ganėtinai senai pažįstami ir geri draugai, bet apie tai gal nekalbėkim, čia daug visko. Bet apie parodą galiu pasakyti taip, viena akim man yra tekę matyti, kaip tie darbai gimsta, nes eilę metų mes važinėjom į Druskininkus, į Eglės sanatoriją vyksta plenerai, tai ir kaip būtent tie faktūriniai dalykai, abstrakcijos gimsta, kai Marius rašo apie susietą su nervais, visą aš tokią savo iš karto išsivedžiau teoriją, kad čia daugiau netgi neurolingvistiniai dalykai būtų, sakykime, tapybiniai. Ir jeigu paimsime kokį tai, visi žino, magnetinį topografiją, šitą ir aparatūrą, kur mus sluoksniuoja ir pjausto, čia galima rasti žmogų, jį jausti, bet jo nesimato. Ir tie darbai, sakykime, yra vieni ekspresyvūs pagal nuotaiką, kiti optimistiniai, kaip čia, sakykime, tam kolorite spalvos žalias, toks jis suteikia ramumos kažkokį gamtos ir žmogus savo nuotaikom visas toks kaip magnetiniam rezonanse, kad lazeris mus pjausto ir tikrina mūsų sveikatą. Čia galit savo sveikatą taip pat pasitikrinti, žinoma. Tai aš sakyčiau, šita paroda mane tikrai kolekcija šitą nustebino, nes esu tikrai nemažai darbų matęs ir Šiauliuose yra buvusi jo paroda,
Bet va tie darbai man daugiau va, optimizmo suteikia tie, kurie šviesus, nors nebūtinai. Kaip sakiau, kad kaip esu matęs, va šiemet, pavyzdžiui, vienas toks atvejis. Užeinu į studiją, Marija sako, kaip tau tas darbas? Sakau, tu jo tik tai nebeliesk, sakau, viskas čia gerai. Nufotografuotas tas darbas yra, paskui po kiek laiko ateinu, sako, žiūrėk, va pataisiau. Nu, iš tikrųjų, galvoju, nu kaip be galima gerą darbą dar pataisyti. Tai va, šitie dalykai ir matos, kad žmogus jis jaučia. Nėra taip, kad atėjau ten, jis sako, dabar aš jau, sako, uždėjau, procesas vyksta, dabar man reikia laukti. O tas laukimas, žinot, irgi, kiek laukti. Tas autorius pats va, ir žino tas momentus, kaip tos faktūros gimsta ir kada sustoti. Aš sakau, tu sustok, jis sako, nieko nesakė, bet ateina, sako, va, jau baigiau. Rodo tą patį darbą, galima pažinti, bet jau kitas darbas. Tai va, mėlyje, aš tikrai neįsiplėsiu daug. Labai džiugu, kad tas bendradarbiavimas Lietuvos dailininkų, Latvijos ir Rotko centro ypatingai siautėja, ypatingai šitam krašte, bet jis pasiekė ir Klaipėdą kitą kartą, žinot, ir jūras. Taip, kad Marija, sveikinu. Puikiai žinom jį kaip mūsų globėją menininkų visų, nes be jo drobių ir be rūpesčio mūsų menininkų ir be galerijos, aišku, jūsų ir veiklų Panevėžyje ir ne tik Panevėžyje daug yra nuveikta. Mes su Albinu daug metų bendradarbiaujame, o mūsų dailininkai tai puikiai pažįsta. Ačiū labai. Tęsiant drobę temą, tai iš tikrųjų man labai malonu, kad šitos drobės nesugadintos, o atrodo puikiai ir puikių išpildymų ir eksponuojamos Lietuvoje. Iš Lietuvos atvažiavę į Latviją, Latvijoje padaryti šedevrai ir atvažiuoju. Ir grįžta atgal. O iš tikrųjų Mariaus parodą teko garbė organizuoti ir Panevėžyje, Juozo Miltinio dramos teatre. Ir tai buvo didelė šventė ir visi tai prisimena. Ir be galo gera matyti Marių Lietuvoje. Tad noriu jį pasveikinti ir perduoti nuo Panevėžio miesto savivaldybės linkėjimus. Tai turiu paruošęs labai ilgą kalbą. Sveikinu. Labai džiugu, man kaip meno kūrėjų asociacijos vadovui, labai džiugu tai, kad mes labai mažai iš tiesų žinome, kas vyksta Latvijoje. Ne tik tai meno srity, bet ir šiaip gyvenime, kaip mūsų artimiausi, sakykime, visapusė artimiausiai kaimynai gyvena. Ir labai džiugu, kai mes sužinom bent kažkiek, bent šiek tiek ir tai ateina meno prasme, meno kūrybos pasidalinimu. Tai tikrai labai džiugu ir aš labai tikiuosi, kad tų mainų tiek lietuvų kūrėjų kūrybos Latvijoje, tiek ypač latvių kūrėjų kūrybos Lietuvoje, kad jų bus daugiau ir daugiau. Aš jau atėjusi Mariui pasakiau, kad super. Dieve, taip gera matyti, gera būti, gera jausti, nes čia, kosmosas. Visatos sukūrimas, visos spalvos, visas gėris. Ir tiek daug pozityvumo. Ir tos spalvos tokios gyvos, ryškios ir kunkuliuoja. Aš sakiau, man taip reikia atostogų. Atėjau ir pailsėjau, pasikroviau, pilna, tiek geros energijos. Ir ta drąsa ir tos grynos spalvos, jos verda, bet verda taip, kad tiesiog papildo, atrodo, kiekvieną ląstelę. Mariau, ačiū labai. Galima gyventi tavo paveiksluose. Puiku, kad tu toks žmogus, nes kaip visa tai telpa tavyje, tai čia vat ir yra mistika. Būk sveikas, gyvenk, kurk ir iki maloniausių susitikimų pleneruose ir parodose. Ačiū tau. Labai ačiū. Paldies. Nuostabi paroda ir nuostabus jūs esate. Ačiū už gražų generavimą.